Mėlyjeji, labai ačiū už pakvietimą ir aš manau, kad aš nelabai čia pritampu prie šitos šventės, bet kadangi jūs žinot Valytę, jinai pasakė ir aš turiu būti, aš turiu klausyti. Labai dėkoju jums visiems, kad jūs čia šitaip gražiai leidžiat laiką, šiandien jums oras dovanoja puikų orą, gamta padovanojo ir mes... Aš tiesiog susijaudinusi dar ir pavėlavau ir paskaitysiu tiesiog, nors šiaip čia dėkoju organizacijai Bičiulių ratas už man suteiktą tokią garbę dalyvauti jūsų renginyje ir kad jūs mane taip vertinat. Labai dėkoju, aišku, ir Seimo nariai, kurie pasveikino man šį sykį man labai pasisekė, labai daug gaunu iš Seimo pasveikinimų ir iš Jungtinės karalystės irgi lietuvių bendruomenės pirmininkė įteikė garbės nario ženkliuką. Tiesiog nežinau, dėkoju Dievui, dėkoju visatai, dėkoju jums už tokią garbę. Ir ši garbė tokia man, aišku, yra ne tik, kad garbė, bet ir paskata dar aktyviau prisidėti prie bendruomenių iniciatyvų. Ir dėkoju už pasitikėjimą ir bendrystę. Darau, ką galiu. Man patinka skleisti kultūrą, patinka pristatyti užsienyje lietuvių bendruomenės, mūsų turtą, mūsų paveldą ir mūsų kultūrą. Labai jums dėkinga.